Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, visi sveikinuosi iš Molėtų, 4 Street lygos etapo. Dabar vyksta treniruotės, Aivaras treniruojasi. Oras permainingas, laukiam lietaus, bet visi tikim, kad jo nebus. O kodėl jūs nesitreniruojat? Aš poliu kitą grupę, tai po Aivaro važiuosiu aš. Tai kol kas laukiam, žiūrim, stebim. Važiuok ten, nusiseksi viską į eilę. Vidurio klipo nepaėmė įvariukas, nu. Gerai, gerai. Nu, tai gausim lietaus kiti važiuoti, ne? Nu ką, Jelma? Trūko gale, žinai, bet šiaip... Bet gali ir pirmai, visą dieną, karoči, toks. Visą štombai turiu. Aivariukai. Ne, dažnai nebuvojas, kad 8-5, tai žinai, kaip viskas idealiai, išskyrus po šito varingojo klipo, paėmė į pradžią ir galą, vidurio nepaėmė. Ivanas, kaip nusiteikęs? Nusiteikęs paslysti. Čioški. Viskas. Čia. Kol kas sekasi gerai. Tu nenusimenkik manęs, po pirmo rano pirmas kvalo ir jis sako, tik gerai. Kol kas sekasi gerai. Tapo laušintuvo. Ir aš filmuoju.
Čia yra sutrintuvas ten truko, ne? Variklė? Variklė. Tai visi žinai, čia aš kopas, aš nekau. Tikrai čia naušintuvo tepalo, ne? Jo, nes va, čia eina ten jau tepalo. Lemą ir dirželinas plėšinis. Dirželis tai yra atsarginis, tai gerai. Jo, nėra tepalo. Vanulė, slidu? Aš nekautas, kad jis nubėgo, aš nekautas. Ką tu čia veiki? Nu tai visi mane žiūri, kad čia aš kautas, aš nekautas. Noriu būti gražus, nusimsiu kapišoną, kad būčiau ištaikingas su savo praeito sezono dizainu. Tai va, tai labai geras oras. Nežinau, ar matot, galiu truputėlį noriu parodyti, nežinau, ar per kamerą matos, kai šį dedasi. Bet dangus truputį su žeme maišosi lengvai. Tai va. Ir ką tik turėjom nutikimų, ką norėčiau dar parodyti, aliai ant galvos. Kad nu viskas esam, va, jeigu matot, labai gražiai bėga nuo lango, bėga ne dėl to, kad čia nano danga supurkšta, o dėl to, kad tiesiog trūko mūsų tepalo šlanga. Va, Lukas laiko, tuoj mes čia parodysim. Štai jinai gražuolė. Tai va, tai viskas dabar paskendę tepale, bandysim kažkaip važiuoti, nežinau kaip čia gausis.
Aivaras nepralošė. Nedaug ten trūko, bet nebuvo jautiesi, ar ne? Ten Aivarai. Nedaug trūko. Persper dar spėjau, karočią. Ten būtų šakės. Ten sukimbo vietoje. Gerai, langas yra savo ledas? Ne, ledas, jo. Gerai. Bet jau galvojau, kad... Aš irgi taip žiūriu. O tas karočiai startą, tipo, teisėjas rodė liuks, tas, tipo, turėjo galvoja, kad neliuks, tik parodė nykštį. Ir, tipo, jisai nebuvo kažko pasiruošęs. Teisėja ginčias, sako, tai kam tu išvažiavai, jeigu tu buvai nepasiruošęs? Tipo tu? Ne, šitas konkurentas, jo, kai jisai, karočią, čeisina, tipo, teisėjas parodė liuks, tai jis jam, tipo, nykštį parodė, bet tas, tipo, nebuvo pasiruošęs, aš startau ir jisai, tipo, nedasvėjo mane. Tai grįžo, sako teisėjui, tai teisėjas sako, kam tu važiavai, tipo, žinai, tai reikėjo nevažiuoti, jeigu tu nepasiruošęs. Taigi, va tas ir yra. Sakyk, kaip tau sekėsi. Visai, bet susivėlė. Prašau. Labai geras pasirodymas yra Modesto, šiandien labai didžiuosi Modesto, nes realiai... Galvau, pačiuotis nori, įsigandau. Man kaso širdį, kai va taip gražiai važiavo ir mūsų komandos narys Modestas. Aivaras tai ten buvo nupirkta viskai, aišku. Bet tai čia, supranti, modė buvo nepromokėjom, tai už modę Modės. Neužteko biudžeto. Neužteko. Vis komandai buvo tikras. Turim pasibaigusią dieną, sekėsi tikrai neblogai. Iškritom top 8 prieš Jankūną berods. Iškritom, tai buvo gan šlapia danga visą dieną. Treniruotės važiavom ant sausos. Per porinius važiavimus pradėjo lyti. Ką jūs čia darot? Presuoja langai, bandom padaryti, kad pūstų ant langą pečiukas, nes pučia tik į veidą. Kaip sekėsi top 3-2? Gerai, tik nieko nemačiau čia įsindamas. Jau važiavau šiaip ant galo, bet nieko nemačiau. O tai laimėjai? Jo, laimėjom. Mačiau tik, kad mašina juda, kur ten važiuojam, tai nelabai mačiau. Komandos vadovas Rimtas susirūpinęs. Taip. Aivaras ar pateko į top 4? Taip. Pateko. Aivaras stovi starte, laukia top 4 kovos. Štai čia jo yra priešininkas. Kaip nusiteikęs? Labai gerai. Gerai.
Suvedimas Aivarui prieš pirmą, antrą vietą. Aivarai! 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 Geras šitas. Pats galvoji, neišgyvensiu čiut per bloką. Ne? Kur? Ait, jo. Lėčiau, ne? Galvoju, kad bus. Duok 5. Sėba. Maladė. Sėba. Žuiba, taip. 10 tau irgi duodu. Nemėgsi tavo žmogus irgi. Taigi ne vaikas čia. O, sūnus Aivaro, susipažinkit. Labai gražus vaikinas. Ruošia startui. Nu, Aivarėlį, nešim tave. Maladėt. Dabar dėl pirmos, antros, ne jau? Jo. Tu negalvok, Aivar. Varyk taip, kaip varėjai. Aivarai, nesusidegink. Pirmoji vieta Aivaras Maciulevičius. Garsus aplodismentai. Nesutarta, viskas buvo. Ketvirtasis lygos etapas, o rytoj centro. Šiandien kvalifikacijai pirmas ir bendroji pirmas ir metiniai pirmas, tad laikome kardaną ir bandysime išeiti su griausmu iš Street lygos. Norime būti pirmi. Gerai, dabar kaip sekėsi visą dieną? Čempionas. Sekėsi, Modei šiandien labai gerai sekės, galite va pažiūrėti, kaip visi dirba. Labai Modei gerai sekės, visi ploja. Man sekėsi gerai, ką žinau, dėjom, laimėjom ir patenkinti. Viskas čia nupirkta buvo, kadangi malėtose yra, tai čia... Vaivanauskas sakė, viską nupirka, bet be šaibų, karoči. Šaibų nebuvo, bet nupirka. Šakočius, mama šakočių prinešė 100 už reklamą ir paė. Ir va taip gyvenam. Laukiam rytoj Semi-Pro. Ar nebuvo gedimo mašinai? Buvo tanką padingus biškelį ir dabar kažko ant galo su vairu dar ir kažkas negerai, bet tikėkimės ir tą atlaikys. O kaip trasa? Gerai, namų trasa, mažai važiavėjo, bet lėkėme gerai. Bijojame labai lietaus, bet viskas labai gerai. Tai va, tai aš tai noriu kai ką parodyti. Spėkit, ko čia trūksta. Taip, trūksta vieno diržo ir čia trūksta vienos šlangos. Bet šiaip variklis, tai toks švarus, aš neatsimenu, ar iš vis kažkada buvo ar nebuvo. Tai va. Tai vienu žodžiu, ką, Street lyga baigta, sveikinu Aivarą Maciulevičių, va, tą kietą dėdę.
Šiandien jis buvo Vibest, labai bijojo lietaus ir ant lietaus laimėjo pirmą vietą. Tai labai džiaugiuosi už komandos draugą. Tai važiuojam namo su taure. Man liūdniau, ką kvalos neturėjau, nes kaip ir ne visai turėjau galimybę praeiti ją. Tiesiog mašina sugedo prieš važiuojant kvalą. Ir ką, nu, dabar tvarkom, bandom guliuką čia sutvarkyti, gal užsidėti diržą ir susirinkti. Manau, rytoj ryte dar rinksim ją iki galo. Ištestuosim, bet kokiu atveju greičiausiai vis tiek atsivarysim, dar turim trainikėlį seną gerą. Tai jei šitą nevažiuos, tai sėdam į trainiką ir važiuojam, tai dėla tokia. Tai, bet tikiuosi važiuosim šitą, rytoj čia bus daug didesnis veiksmas, daug dūmų. Dūmų, tiek dūmų. Tai va, tai nežinau. Liūdna šiek tiek. Bet, nu, kas nenužudo padaro stipresnį. Lyja lietus, aš šlapia. Kitą sulenk pirštuką. Nedurkit man vaiko, gerai? Va šitas. Ignai, nesišaipyk. Va šitas sulenk. Nu, parodyk, kaip reikia padaryti. Brolio sūnėną šitą jau buvau išmokęs. Kristijonai šitą išskir. Po to tu mane filmuosi, kai verkiu. Įsidūriau. Šau kokią frazę. 1, 2, 3, Jarutis. Džiaugiuosi už jį, jo. Nu, pasakyk ką nors. Ką sakyt, ką žinau? Mačiau tik, kad mašina juda, kur ten važiuojam, tai nelabai mačiau. O dabar Marius kažką nori paveikti su manim, bet... Taikyti ir kitiem bespėjai? O ką tu galvoji? Čempionai gi? Ne šiaip pieškai. Šitą nedėk į brėžių, Rafai. Čia konkurentam tai buvo. Konkurentų prakaitai išbrėžiu.